Atėjo dar vienas Baltijos žiedinių lenktynių čempionatas, jie kas mėnesį vis laik ateina nekviečiami ir mašina vėl truputėlį pasikeitus į malonę pusę. Tai pagaliau mašinos spalvas užpildė rėmėjų logotipai ir šitas Advano liverio kopija visą apklijavimo yra done. Nes prieš tai tikrai liveriai nebuvo patys geriausi pas mane, tai dabar, kai ėmiausi inspiracijos kažką kopijuodamas, manau, išėjo visai neblogai. Taip pat turėčiau gauti pylos, nes šitie ant šono blynai logotipų yra mūsų daryti. Dizainą darė man ponas D-Stylas. Ir mes buvom pas Unikauto apsiklijuot, be abejo, vidurnaktį prieš pat varžybas tik pabaigėm. Ir be visų estetinių ir be visų aptarnavimų dalykų, taip pat čia matysit ir whitebandą jau, ir jis buvo dėtas ne šiaip sau. Tai padariau vienintelį dalyką, ko žadėjausi, kad nesidarysiu, ir šiek tiek padariau variklio modifikacijų. Tai yra, tiksliau, Honda tuningę, sudėjo naujus velenėlius iš Skunk 2. Tai yra drop-in variantai, kuriem nereikia keisti nei spiruoklių, nei češkių. Tai yra patikimiausias sprendimas, kokį galima turėti. 70 mm sklendė ir viskas iš tikrųjų. Ir mes buvom ant stendo. Ir atsukom labai sveikus 253 arklius. Ar tie arkliai labai jaučiasi? Ne, net ir laikai, sakyčiau, yra labai panašus kaip praeitais metais, nes dabar yra ir aero ir visa kita. Bet Parnų trasoje labai dažnai tai būna, kad vienom dienom būna arba ten daug dulkių ar dėl kažko yra tiesiog, lėtesni laikai neįprastai. Tai kol kas dabar apie treniruotės pradėjom tik važiuoti į minutę 26, tai panašiai kaip važiavau praeitų metų pirmame etape. Šiandien visa diena yra treniruotėm. Rytoj yra tik tai iš ryto kvalifikacija ir 2 lenktynės ir namo. Tai iš esmės diena bus truputėlį tokia nuobodoka, bet su tokiu tikslu, kad mes galim tiesiog visą dieną treniruotis ir bandytis naujus dalykus. O jeigu ką, bus visa naktis susiremontuoti prieš rytojų. Tai va. Motorsport TV. Mūsų tipo fidget spinneris čia. Šiaip šiandien labai daug black flagų dalina dėl per garsių išmetimų. Estijoje yra labai griežti reikalavimai garsui. Tai net Pakšys Racing turėjo dėti tokį bakelį per vidurį difuzoriaus, kad bent galėtų važiuoti. Tai treniruočių sesijos pasibaigė, įsukau šiaip, neblogą laiką, 1.26,0, tai yra daugiau nei pusę sekundės greičiau negu aš esu bet kada važiavęs. Tai tikriausiai kažkas pasiteisina iš šitų visų dalykų. Su šitą trasą reikia daug kantrybės. Susistabdyti ramiai, sukt ramiai ir tą daryti, ir po Kačerginės ir visų kitų trasų, tai yra tiesiog sudėtinga man daryti. Bet daugmaž ritmas atrastas, 26 sekundės štampuoti jau galima gan lengvai, 25 yra įmanoma teoriškai, nežinau tik tai, kiek aš galiu tai sugebėti.
Klasėje mes atrodom taip, kad Integra yra apie 25-6, greičiau važiuoja, o tas Civicas Kairo kalas, jisai važiuoja 24 iš vis, tai ten labai, nelabai įmanoma pavyt. O aš kažkur laikiausi trečias, va tai va, klasėje, 26.0 ir kovosiu su Pedukausko ir tenai yra Orestas Burgaila toliau. Tai 5 klasėje rytoj visas veiksmas, tai šiandien kaip ir gana. Šeštadienis pradėjo menkai krapnuot, mes jau tai žinojom ir vakar, bet šiandien dabar važiuosim į kvalifikaciją ir iki lenktynių nusimato vis laik toks oras, biškiai krapnos, tai lietaus padangų tikriausiai nereiks. Nuo greičio nusilupo lipdukas, tai tikiuosi nesimato labai iš toli. Kvalifikacija praėjo puikiai, 3 klasėje, bet dabar turim prieš lenktynės lietaus ant mašinos ir menkai visur krapnoja. Tai dabar lieka pusvalandis iki lenktynių ir įtemptas laikas. Ką daryti? Ar dėti lietaus padangas, ar įsilis daugiau, ar visgi pasilikti ant sausų, nes gali išvažinėti trajektoriją ir bus sausa. Tai mes einam daryti sprendimą, jei ką nano dangą pasidengiam ant stiklo, kad nerasotų ir šiek tiek jaučiu įtampas. Lyja vis daugiau. Važiuojantis ABC reiso jau ir buvo apsisukę ir viso kita, matos, kad slidu. Tai dabar jau žmonės labai ruošiasi dėtis lietaus padangas, bet dar vis laukia paskutinės įmanomos minutės. Davai.
over the curb a little bit, but Gliobovicius is going very safe here. Kallas is keeping his pace. Race 1 done. Starte pavyko gauti gerą pranašumą prieš šitą Integrą ir tiesiog laikiau ją už savęs, bet tai tikrai buvo atakos, sakykime, range, tai nieko negalėjau atsipalaiduoti. Ir ant galo lenktynių įvyko visa tai. Tai yra, kad pradėjo lyt ir sukibimas tapo visur neaiškus, absoliučiai. Tai buvo vietų, ypač kai pradėjo lyt, mačiau, kad Integra biškiai atsiliko ir supratau, kad jis nelabai rizikuot nori. Ir po to pats vietomis supratau, nes vos neišslydau iš trasos porą kartų. Nu, taip, ar plius minus. Bet gerai, kad viskas baigėsi gerai. Mes naudojom sausas padangas, beveik visi naudojo sausas padangas. Ir lietus sako, kad baigsis 3, o 4 mums lenktynės. Tai jeigu spės išdžiūt, naudosim toliau naujas savo sausas padangas. Labai norėčiau, kad nereiktų šitų naudoti. No, davai, davai.
So it's almost copy-paste from race 1. Yeah, but this time I think they all have dry weather tires probably. Yes, and this is why the speeds are higher and Nu ir pagaliau. Etapas be damage'o. P2. Buvo vėl labai dėkingas startas. Oras buvo dėkingas mūsų padangų pasirinkimui, tai buvo sausų plėmų. Tai iš esmės ta padangų pasirinkimas buvo geras. Po to pradėjo vėl lynot. Iš pat pradžių bijojau dar ant greitesnių posūkių spausti visai dugną. Bet išsilaikiau. Starte Integra užstrigo už kregždės. Ir aš pamačiau, kad aš turiu tiesiai vietos daug ir tiesiog myniau gazą, tarp mūsų atsidūrė mašina ir labai tas dėkinga buvo. Ir reisas buvo tiesiog vietomis biški drąsiau, kažką tokio, nuo Integros tarpas pasidarė. Ir po to skirelio BMW'as biški pasivijo mane ir aš pamačiau, kad aš labai nenoriu laiko nei praradinėti, nei kovo dėl bendros pozicijos, nes jis truputėlį greitesnis. Aš jį prasileidau, bet už savęs laikiau kregždę, kad padėt skireliui pabėgti nuo Putinins, man atrodo taip vairuotojas vadinasi. Tai pabaigė reisus. Einam sustvarkyti visą palapkę ir apdovanojimai. Inviting to the podium, Marius Grigaitis, 3rd place, Kristupas Šavlinskas, 2nd place, and from Estonia, Kairo Kallas. Mane krato, blėt, ir man vėl iš naujo reikia.